Salam aleikum visiems. Sveiki sugrįžę į naują kelionę. Nu tai ką, nauja kelionė. Šitoj kelionėj bandysim tranzuoti iš Gento, Belgijos iki Katovicės, Lenkijoje. Tai nusimato 2-3 dienų kelionė. Šiandien vėlyvas startas, jau 11 valandų. Tai pradėsiu tranzuoti ir žiūrėsim, kas gausis. Nu tai ką, pradedam, einam lauk. Va, aš jau kuprinę susidėjęs, pirmą ženklą pasiruošęs, turėtų viskas būti liuks. Ką tik išėjau iš namų, norėjau parodyti, prie kokios aikštės gyvenam. O kokia bažnyčia pasislėpus prie pat namų. Čia visą laiką festivaliai, trali-vali, viskas čia vyksta. Tai jo, dabar einu į parduotuvę. Parduotuvę išsipirksim biškį maistelio. Ir tada eisim į autostopinimo vietą ir pradėsim. 4 eurų šiam. Netyčia nuskanavau vieno krosaną vietoj 4. Tai iš tikro 5 eurus turim. O, priejau savo universitetą. Toks milžiniškas pastatas. Iš tikro šitoj vietoj man beveik nevyksta paskaitų, bet vis tiek dalis mano universiteto. Priejau savo vietą. Daug geriau nei galvojau. Va čia va, aš stovėsiu ir prašysiu mašinų, kad paimtų. Tai labai gera vieta, nes čia nieks nevažiuoja. O man reikia. O ten tiesiog. Ką tik įvyko pirmas dienos pavežimas. Į kažkokį kaimą mane atvežė. Manau, čia bus labai gerai, čia užsukimas tiesiai į Antverpą, kur man reikia. Tik kad man reikia perbėgti šitą gatvę ir tada būsim vietoj. Žiūrėkit, visą chebrą surinksiu toj. Toj žiūrėk duosiu. Šitas žiauriai skani žolytė. Nenori. Ką tik gavau trečią šiandienos pavežimą ir pažiūrėkit, kokioje vietoje paliko. Čia gas stationas yra, degalinė ir čia kaip pupa atrodo kažkokia. Toks žiauriai kažkoks senovinis. Įdomiai. Einu prisėst, gal suvalgysiu bandelę ir tada eisim klausinėti žmonių, kur važiuoji, gal paimsi mane. Dar vienas greitas dalykas. Dar skaičiuojam, kiek šalių aplankysim per šią kelionę. Nes čia 2 savaitės keliausiu, tai turėtų būti labai daug šalių. Tai po kol kas viena šalis Belgija. Pačiau! Įvyko 4. pavežimas. Dabar esu žiedė, turiu kai ką jums papasakot. Tai dabar atrasiu ramesnę vietą, kažkur prisėst papasakosiu. Atėjau į truputį ramesnę vietą prie kemperių. Man sakė, nepaskolins kemperio, tai problema. O tai yra juokingas dalykas, kas vyko. Tai tas paskutinis žmogus, 4, kuris mane pavežė, mane paėmė kartu su juo nuvažiuoti verslo susitikimą. Tai kelsiu kelis klipukus dabar, kaip aš esu verslas, nu, nebuvau pačiam verslo susitikime, bet tiesiog vaikščiau po parduotuvę. Šnekėjau su bendradarbiais, kol buvau ten. Ten yra lauko baldų parduotuvė, tai va įdomiai. Tai va, žinokit, ten perdažysim fasadą ir parkingą reikės sutvarkyti, tai žiemą bus darbų. Ten buvo žuvis, kurios galvoju, kad aš jas pamaitinsiu, bet nepamaitinau, tai apsigavau vargšelės. Tai graži vieta, man patiko. Verslo meetingas papildomais, išvaišiau pusvalandį, nu bet užtat, kai verslininkas pasijaučiau. Įkirtau bandiušką, dabar čia va gaudysiu mašiniukus. Čia labai nedaug mašinų važiuoja, tai gal kažkas sustos. Šiaip labai lieva vieta, nes čia jeigu sustoja kitas mašinas negali pravažiuoti ir čia visai normaliu greičiu važiuoja mašinas. Bet nėra geresnio pasirinkimo. Nu, o čia visas tas mašinas važiuoja, kur man reikia, kad ten nėra jam kur stot visiškai. Tai žiūrim, kas bus. Blogos naujienos. 7. pavežimas šiandienos, bet nenufilmavau, kaip įvažiavom į Olandiją, antrą šalį mūsų šios kelionės. Man labai įdomu, kiek nelegalu yra man stovėti čia ant to kelkraščio. Nes čia tas prasideda greitkelis, bet jeigu aš čia sustoju, kai tiesiai už to ženklą, gal nieko tokio, nes ten geriausios vietos visą laik būna. Tai aš nežinau, bandyti ar nebandyti. Dabar policija, matau, šalia yra, tai dabar nebandysiu, bet kai nuvažiuos, tada reiks šokti. Dabar vaidinu policijai, kad aš nieko neplanuoju čia daryti.
Nepavyko mano planas kažkodėl. Nu, tai ilgai nereikėjo laukti, kad sužinot ar legal ar nelegal ten stovėt. Gerai, kad aš ten ėjau, o tikrai pamačiau, kad policija ir sustojau. Tai sakė nelegalu. Tiesiog jie atvažiavo prie mane, sustojo, sako, kad čia darai su kamera ir čia kažkaip įtartinai čia stovi. Sakau, autostopinu, sako, nu, nelabai geras tavo pasiaiškinimas. Sakau, autostopinu, filmuoju savo kelionės. Tada paskambino į policininkų ir ta kitas policininkas priėjo, aš jam pasą padaviau į tas, ai, nu tai jo, čia eik gal McDonald'ą, ten gal tave kažkas paveš. Vienas draugiškas policininkas, kitas biški toks nefainas, bet jo, bet ta vieta žiauriai gerai būtų, bet aš nežinau, dabar jau biški baisu man ten eit, nes jei antrą kartą pagaus, tai jau šaukštai po pietų. Keičiam taktiką, paėjau atbalinių iki autobusų stotelės. Nu va, vokiečių ženklas, važinėjom. 9 pavažiavimas su senoviniu Mersu, važiuojam labai kietą mašiną. O, paėmė mane su nuliovu Mersu, atsimojuojam. Šustras mašiniukas, žiauriai gerai važiuoja, bet tai kad automatas, bet tai labai gerai. Gera mašina. Žiūrėkit, ką atradau, kol strategavau. Žiūrėk. Oba, uogų, pilna. Oh yeah. Labai gerai. Pasistiprinsim biškį vitaminų. Rodysim autostopin toliau. Valandą liko iki mano miesto, o dabar valandų yra 6. Tai turėtume 7-8 būt kažkur, 8 gal labiau. Tada apžiūrėsim miestą, hotelį pasibūsim. Tikiuosi telefoną pavyks pasikraut mašinai, nes 1%. Tai va tai va. Wow! Ką tai gavom? 10 ir 11 pavežimą, man rodos, aš nelabai ten gaudos ar gerai skaičiuoju, bet mane paėmė kažkoks bičiukas ir jis sakė, laikos lėktuvo teisės, to 2 viečių lėktuvų ten mokina skraidyti žiauriai kietai, tai sakėm dar 2 pamokos ir tada jau skris jau egzaminė, bet jau pats vien skraido tipo, bet dar tipo neturi teisę. Tai jo, aš esu 8 km nuo centro Kolno. Dar bandysiu tikriausiai pasigauti mašiniuką. Telefono nepasikrauju, neturėjo kur įkišti mano laidą. Tai bič problema su to, kad 1%, nu bet nieko. Dar kažkur atsistosiu ant kelių ir bandysiu tranzuoti. Arba bandysiu tiesiog nueiti. Bet nueiti čia 2 valandas, tai nežinau, reis ar ne. Tikriausiai ne. Nu vsio, gyvenimas nuvedė mumis su troleibusu važiuoti. Ne, su tramvajum. Paklausiau žmonių stotelį, ar viduj galim nusipirkti biletą, sakė, nežino, nes jie irgi turistai. Tai sakau, bus surprizas visiems. Tai man telefonas išsikrovęs, tai negaliu pats pasižiūrėti normaliai. Tai varysim arba zuikiais, arba mokėsim už tramvajų kažkaip. Tai grinų turiu, kortelį turiu pinigėlių, tik telefonas 0%. Nu, varysim į centrą, kokį hotelį, įeisim ir ten pasikrausim kažkur. Tai tas ne problema. Tai jo, oras geras, nuotaikos irgi liuks. Nu, išleidau 2,70 € ant šito tramvajaus už manęs ir atsiradau kažkur centre. Kažkokią įdomią vietą čia pamačiau, tai einu pažiūrėt. Reikia atrasti kokį McDonald'uką, kad pasikrauti telefoną. Čia biškai be telefono biškai sunkiai suprast, kurias. Bet kiek žmonių čia yra. Bet aš jums sakau, kad mano uoslė yra kaip pas, nežinau, kaip pas barsuką. Žiūrėkit, ką atradau. Ir McDonald'ą, ir KFC. Aš jums sakau, aš jums galiu McDonald'ą bet kokią miestą užsimerkęs atrasti. O čia va tie bokštai kažkokie. Visai įdomiai atrodo, nu. Aktyvi miesto vieta, išlipau belė kur iš tramvajaus, kai pamačiau, kad įdomiau atrodo. Tai einam žiūrėt, kas gero. Nu, McDonald'e, žinokit, nebuvo pakrovėjo. Tai nesustojau ten. Dabar aš sutikau va draugelį, tai su juo biškai šnekamės. Aš šiaip einu link centro, nu nežinau ar link centro, tiesiog einu po miestą. Ir kai ką pamačiau tolumoj, to jums parodysiu. Tai jo, ieškau šiaip hostelio, kad pasikrauti receptionį telefoną. Tai žiūrėkit, nusiteleportuojam davaikit dalyko, ką noriu jums parodyti. Oba, atėjau į vietą, kurią norėjau parodyti. Tai davai, parodysiu, tik jeigu užmesit laiką ir užmesit subscribernautą vieną. Jei neužmesit, tai neparodysiu. Nu okei, užmetėt, tai užmetėt. Kas neužmetėt, tai nusisukit dabar.
žiauriai didelis pastatas. Nežinau, kad toks bus. O, pažiūrėkit, net neina apimt. Ėjau ir net nežinau, kur einu, tiesiog pamačiau dangui, va, tos 2 bokštus. Tai va, ir supratau, kad čia vieta, kur reikia būti. Dėl to ir norėjau Kelną nuvažiuoti vien dėl šitos bažnyčios. Apart to, tai nelabai noriu ką pamatyti. Šnekėjau su vietiniu, tai jis man pasakojo, kad per Antrą pasaulinį Kelną buvo išbombinę iki žemių. Tai labai nedaug liko istorinių dalykų. Tai sakė, didelė dalis miesto yra nuobodoka ir nieko įdomaus. Tai man tik įdomias vietas reikia nuvaryti. Telefoną dar pakol kas nesu pasikrovęs, tai dar vaikštau, nežinau, tiesiog vaikštau. Gal kažkur atrasiu pasikrovę. Ieškojau hotelio, kažkur pasikrauti telefoną. Atradau tą pačią bažnyčią. Kaip čia taip? Nu, iš kitos pusės, o graži kokia aikštė, kiek žmonių, geros nuotaikos. Galvojau, Vokietijai čia reiks butelius, man rinka biškį pinigų užsidirbti. Bet tiek konkurentų ant kiekvieno kampo po konkurento, tai neįmanoma, čia matau, prasimušti. Bažnyčia gerai atrodo. O mano va čia Ibis Hotel. Ibis hotelį patys geriausi. Jau varau Ibis hotelį jau 3 kartą, kad pasikrauti aparatūros. Nu, pasikrau Ibis hotelį telefoną iki 4%. Atradau hotelį už 28 eurus. Daug. Hostelio, ne hotelį. Tai aš dabar einu ten, čia pigiausias ką radau. Tai teks pasimti. Tai eisim pavelniau dar į miestą, bet dabar pabūsiu namučiuose valandikę. Pailsėsiu, paeditinsiu video. Kažką tokio. Tai einam, aprodys kambarį, jei nebus žmonių. Jei bus žmonių, tai nematysit nieko. Всё, pasimėgau hostelio privilegijom, pasižiūrėjau YouTube, pasikrau telefoną. Tualetą noriu aprodyti, apsisiotas visas. Na, trumpas tualeto turas. Tai jo, einu aš dabar į miestą, pasižiūrėjau internetą, ką veikti. Tai apart tos bažnyčios realiai nieko įdomaus man asmeniškai. Nu, yra daug muziejų, bet viskas bus užsidarę po 9-10, bet pusę 11 jau. Tai nuo šį miestą susileisiu kebabą ir eisiu miegot. Pavargęs jau visai esu. Gavau šitą nemokamai iš hostelio. By the way, hostelis kainavo 25 eurus šiam cent. Kiam centų pigiau nei Intikoje būčiau pirkęs. Kai gerai sutaupiau. Ir dar gavau šitą nemokamai, nes pafollowinau Instagramą, nors iš tikrųjų nepafollowinau. Tai va, atėjau pažiūrėti vėl čia, o žaidžiam tinklinį. Nu, prie pačia gyvent, tai galvojau, sugrįšiu, eisiu pažiūrėti. Apsiuostysiu čia dar aplinkui ir tada kebabas susileis. Dar nesu net labai alkanas, aš tų riešutų ten, kai prisivalgiau, tos 4 krosanus. Tai visai pilnas jaučiuos, dar pusryčius daug užvalgiau. Bet vis tiek reikia kebabą, kad sveikatą palaikyt biškį. Gerai, paskutinis faktas apie šitą bažnyčią ir atsiknisu. Tai ją statė 630 kelis metus, 632 man rodos. Labai ilgai statyba užtruko. Jeigu būtų mane padarinę, manau su draugeliais, jeigu kartu padirbtume, gal porą metų užtruktų. Ar gal pusę metų. Bet tada turėtume mokėti normaliai, ten po 15 eurų į valandą. Nu, ir būtų pastatyta. Ir šiaip šitas miestas, Kelnas, yra vienas iš seniausių Vokietijai. 2000, virš 2000 metų. Ten pirmam amžiui jis jau oficialus miestas buvo. Tai va. Einu į Kiupės pasižiūrėti, kas plaukia, kas neplaukia. Ir tada eisim, tai va, susileis kebabą vieną. Priėjau Antano fontaną. Nu, kas čia gera parašyta. Viskas vokiškai. Nieko nesuprantu. Einam toliau. Blemba mane pamiršo. Eik, tu nepaėmė manęs. Eina savo. Ko jie tai pasielgė? Kaip linksmai ten matau šoko. Aš jiems tik rašiau, kad palauktų. Šiaip vaizdelis, nu, neblogas čia. Bet čia toks be senovės turbūt. Kitoj pusėje va. Ta bažnyčia žiba. Gražiai atrodo čia už manęs. Kiek vertinat nuo 1 iki 10? Aš tai vertinu 4,4. Nes tiek įvertinta kebabiniai, kurią dabar varom. Davai nusteleportuoju iki kebabo. Nu, sveiki. Gau kebabą pasėmiau lėkštėj. Taip atrodo iš vidaus. Pilnas padažo. Kas man patinka, bet vienas minusas. Nelabai skanus kebabas. Aš jau truputį paragau. Karštė. Taip, sumokėjau 11 eurų su gėrimu. Nu, porcija normali.
bet skonis toks, nu visiškai nenustebino, aš galvojau, Vokietijai, atsimenu, kokie skanus kebabai būdavo. Šitas 6 iš 10. Taip, nu, skanė pusė, bet visiškai nenustebino ir nekartočiau šitos kebabinės. Tai va, jeigu busit Kelne, nevarykite Time Kebab. Čia yra daug aplinkui kitų kebabų, tai siūlau kažkur kitur paeksperimentuoti. Tai aš damušu ir tada einu namučio knygą skaityti. Tepu ir parėjau. Va, hostel ženklas už manęs. Įėjimas, baras hostelio. Einu aš į lovytę. Ir susimatom rytoj ryte, gal galvoju. Tai iki rytojus. Palaukit, dar norėjau parodyti. Laisva chata, čia aš mėgu. Op, šiandien taško mes. Jokauju, einu aš. Ryt nusimato kovingą dieną. O kodėl? Papasakosiu rytoj, kai pradėsiu tranzuoti. Nes gali būti bėdų. Labas rytas. Nu ką, be 15:10 pradedam dieną. Nauja diena, naujas karas. Apgavau savo hostelį gerai, nepafollowinau nei kartą. Bet nauji žmonės receptionė buvo. O tam hostelį, jei pafollowini Instagram'e, tai duoda gėrimą. Tai 2 gėrimus, nes 2 skirtingi žmonės dirbo vakar ir šiandien. Pasiderinau. Tai jau, einu į Pardeškę, užsiperku maistą. Tada varau pradėti autostopinti iš miesto. Bet su to autostopinimu gali būti bėdų. Nes internete visur rašo. Vokietija labai lengva šalis išskyrus šitą vietą, kur aš dabar esu. Tipo Kolnas ir miestai aplinkui. Čia tipo kažkokia žiauriai daug mažų miestelio aplinkui. Ir tiesiog jokios mašinos nevažiuoja toli ir ten labai retai kažkas sustoja. Bet aš vieną kartą Paryžių įveikiau. Tai įveikiau Paryžių, nebijau aš Vokietijos. Tai tikiuosi pavyks. Bandysiu iki Berlyno kažkur nulėkti. Aišku, norėtų šiandien jau važiuoti Lenkiją. Bet čia nežinau, kaip bus. Nu, normaliai dar nepasveikinam šiandien. Tai salam aleikum visiems. Esu tokiam parkelį mažam. Ir noriu jums parodyti, ką nusipirkau parduotuviai ir apie savo kambariaukus papasakoti. Tai pradedam, ką nusipirkau parduotuvai už 7,30 €. Minecraft Oreo. Müller Milk, šitas toks geras grynai, kai restoranuose. Ir kainavas ten 7 ar 8 centų. O restoranuose tik 1000 kažkur. Kabanosio pakis. Bananas. Dezodorantą, nes pamiršau pasimti. Ir kažkoks kažkoks gėrimukas. Nu ir va, už 7 €, man sakyčiau, gerai čia apsišopinam. Gerai, antra tema. Kambariokai. Aš nieko neturiu prieš žmonės, kuriuos paminėsiu, bet tiesiog labai įdomu, kad toji kombinacija pakrito. Buvo 5 žmonių kambarys ir buvau aš ir kitas bičiukas, kur mes tokie patys, tokie paprasti keliauninkai kažkokie. Kiti 3 žmonės buvo benamis žmogus, prie manęs miegojo. Tada azietė močiutė kokia 6 metų ir tada transvestitė iš Ispanijos. Tai labai įdomi kombinacija, taip nedažnai sukrenta taip. Tai va, tas įdomiai buvo, o daugiau nelabai turiu ką pasakyti, tai aš einu toliau, o jūs čia pasilikit, tai susimatom. Dar norėjau pasakyti, kad labai juokinga buvo, kai tas benamis žmogus atėjo į kambarį ir kai visi ten nusimeta lagaminus, kuprinės, tai kepurę pasikabino ir įkrito į lovą ir miegojo. Va toks jis bosas, buvo jis draugiškas, tai aš jam tai va, bratucha. Traukinys. Kodėl traukinys ant kelio važiuoja? Pažiūrėkit, koks čia gražus pastatas. Čia mano Airbnb buvo, čia mėgau. Na va tai va šiaip atrodo gatvės Cologne, Kelno. Nieko įspūdingo. Žinokit, draugai, jaučiuos žlugęs. Atvažiavau savo autostopinimo vietą ir čia jau nuo tos, čia jau šita visa gatvė yra jau greitkeliu pažymėta, tai aš čia negaliu tipo stovėti ant gatvės. Ir čia nėra to avarinio sustojimo. O ant Google Maps rodė, kad turėtų būti avarinis stojimas. Tai kokia nesąmonė dabar, neįsivaizduoju, kaip čia autostopinti reikės. Nes čia autostopinti tai negali, nes čia ir nelegalu, ir nėra kur sustoti mašinam. Tai iš vis tragiška. Tai aš nežinau, ką čia dabar reikia biškį telefoną pasijungti, pamastyti, pataktikuoti, bet čia gali būti bėdų. Nu ką, pasidariau research, pasidomėjau, kur čia autostopinti ir supratau, kad čia nieko nebus, čia be šansų. Tai einu iki kitos vietos, kur internete žmonės rašo, kad šūdina vietą, bet įmanoma kažką padaryti. Tai bandysiu varyti iki ten. Nežinau, kaip ten bus, ten žmonės rašo. Nu ten apie 1-2 valandas laukti kaip minimum.
Tai gal netyčia pasiseks man biškį greičiau. Tai jo, dabar čia eiti tram 7 minutės. Tai autostopinimas man prasidės tik po 11, kas biškį lievai. Nu tikiuos pavyks išvažiuoti iš Kelno, nes man čia baisu, kad čia užstriksiu aš ilgam. Aikto atėjau iki savo kitos vietos. Ir vo, čia vėl tipo negaliu būti. Bet aš neturiu pasirinkimo, jau geriau sumokėsite 10 eurų baudą ir bandysiu, nei pasiduosiu ir nemokėsiu 10 eurų. Nu čia kažkur sustosiu, čia ant to išsukimo. Gal įmanoma kažką padarinti. Čia manau galiu apsimest, kad aš netranzuoju, nes ten žiūriu perėję toliau yra. Tai gal nieko neprisiknis policininkai. Tai jo, dabar reik biškį atsigauti, nes visą nugarą kiaurai šlapia. Čia mašina žiūri nelabai važiuoja, bet nieko. Gal iš gailesčio kažkas paims. Ženklas paruoštas, dabar valandą apie 11. Tai žiūrim, kiek laiko pavyks ištrūkti iš vieno iš sunkiausiai tranzuojamų miesto. Davai, stojam, rodom ženklą, va taip va. Tai kad čia mašinas nelabai važiuoja, jei važiuoja, tai važiuoja ta juosta, jei važiuoja, jas čia nenorės sustoti. Nu, karoči, nesąmonė čia baisiai. Nu, lėkiam čia neblogai, tai Vokietijai greitis geras. 200 o papa. Nu, kas nenori, tas ir netikės. Jei tu tiki savim, tai tavim ir pasaulis tiki, va tai va pasakysiu. O, esu kažkokiam pramoniniam rajone. Ten žiedas, kad toliau varyt. Bet tai va ir paėmė mane bičiukas. Toks draugiškas buvo, pasišnekėjom. Čia 1,5 valandos gal važiavom su. Esu kažkokiam random mieste vis kaime. Tai va, ten kai filmavau, kai spaudėm, tai iki 2,2 ir spaudė, tai žiauriai gerai. Baisu, nu šiaip baisiai labai buvo, kai 2,2 jau spaudė, tai jau dėjau į kelnes truputį. Nes aš paprašiau jo, tipo, kad pažiūrim, kiek eina išspaust, nes tiek ten autostradai pas juos čia limito greičio tai nėra. Tai 2,2 išspaudėm, jo naujas rekordas buvo. Labai linksmai pasvažinėjom, dabar einu kažkur į tualetą kokį ir tada važiuosiu toliau. Nu, sveiki atvykę į mano naują lokaciją. Toj parodys, kaip atrodo aplinkui. Va, mašiniukai važiuoja. Ten yra ženklas, ten yra žiedas toliau ir man reikia, kad jis į dešinę nuvažiuotų ir ten tada autobans prasideda. Tai jo, nuotaikos geros. Tai kad čia esu visiškai ant saulės, o kepaliukas dabar tai geras, dar beveik 2 valandas. Čia pusę 2, nu po pirmos kem. Tai kepina gerai, taip jaučiu, kad įdegsiu jau labai stipriai. Nu, pabandom pirmą mašiną stabdyti. Pirmą nepasisekė, bet reikia nenuleisti rankų. Nu, įdomioj vietoj, aš čia užstrigęs esu. Mane paleido ten prie to šviesoforo priešingai pusėje. Čia perėjų nieko nėra, nes čia neturėtų būti žmogaus. Tai jo, atsirado dabar žmogus ir dabar žmogus galvoja, kur čia eiti. Reikia kokį pavesiuką išgaudyti, biškį taktiškai pamąstyti. O tas žmogus tokiais šuniukais mielais važiavo. Jis nebumbum angliškai. Tai mes vokiškai ir angliškai ten, kai šnekėjom, tai pavarėm gerai. Savo 2 vokiškais žodžiais variau. Bet idėją supratom viens kitą. Nu, okei, paplanavau, pastrategavau truputuką ir supratau, kad mane atvežė į miestą, kur nesąmonės, čia neis išvažiuoti. Nes aplink šitą miestą yra toks žiedas autostrados, kaip aplink daug Europos miestų, kas žiauriai užknisa. Ir visi, kas važiuoja čia, visi važiuoja atgal link Kolno, kur buvau, ar ten į Frankfurtą. Nu, ne ten, kur man reikia. Tai man reikia varyti arba į kitą miesto pusę, arba varyti su, mačiau, traukinys yra, 2,7 € kainuoja ir su traukiniu gali nuvaryti kaimelį šalia. Ten neblogą atstumą, pusvalanduką, su mašina iki ten važiuoti reikia. O su traukiniu kem minučių gaunas, tai galvoju, gal susimokėti ir nuvaryti tą kaimuką ir iš to kaimuką ten tikrai lengviau bus. Tai dar dabar biškį pasižiūriu mapsus ir tada pažiūrėsim, ką darysim. Traukinių stotelį. Nu, einam ieškoti platformas. Šits traukinys 4 europinius 30 centinius sukainavo man. Nu kas per nesąmonę. O, atvažiavau kaimą. Manau, kiek dabar čia matos.
Tai grina, kiek Kretingalė atrodo. Tai toks jauks miestelis. Tai iki savo autostopinimo vietos. Mačiau McDonald's pakeliui. Tai galvoju pasistiprinti dabar. Nors man šiaip reikia skubėti kiek galiu greičiau. Bet tai gal nieko tokio. McDonald's ten 20 minučių galiu sau leisti. McDonald's. Nesąmonė McDonald'e. Aš 9 eurai už 2 čyzus, free bulvyčių ir gėrimą mažą. Žiūrėkit, kokią tačkę radau. Gal man ją pasimti ir važiuoti pačiam. Tai vas nusprendžiau, kad nevalgysiu McDonald'e, geriau jau paremsiu kokį kebabinės pardavėją tą miestą, kurią mėgosiu šiandien. Kurio aš nežinau, kur tas miestas dar yra. Čia atsistosiu dabar ir rodysiu ženklą. Tikiuosi, viskas bus gerai. Čia vieta yra, jeigu reiktų vertinti, duočiau 6,5 iš 10. Tai visai neblogai. Staigiai pakeičiu vietos vertinimą iš 6 kiek daviau į 8,5, nors dar nieks nepaėmė, bet labai gerą vietą. Žiauriai gerą pavežimą gavau iki miesto Jena pavadinimu ir žiūrėkit, kur atsiradau. Šį kartą jau per daug alkanas esu, kad pasakyti, kad per brangu. Tai pasimsim pavalgyti ir lėksim toliau, nors jau leidžia saulę po truputį, bet man už 1,5 valandos yra toks didelis miestas, kur papigiai pamėgoti, papigiai už 2 eurų galim, tai reiks varyti iki to miesto. Dabar einam pasimti cheeseburgerį. Nu, gavau užsakymą. Pažiūrėkit, kokį padažiukas. Black pepper and soy sauce. Ir pažiūrėkit, kaip atrodo. Visas juodas. Paskonis. Tai kaip sojos padažai ir juodų pipirų iš tikrųjų nemelavo. Ką tik šitam kely sutikau kitus du autostoperius. Ukrainiečius iš Klaipėdos. What the hell? Lietuviškai nešnekėjo. Tai dabar jie sakė, kad tik jis čia mašiną paleido, tai jie varo pavalgyti maką ir tada atvarys čia autostopint. Bet mes tada 3 būtume, 3 autostopint nesąmonė, tai labai tikiuosi, kad dabar prieš jiems grįžtant mane kažkas paims. Tai gerai, turiu staigiai pasidaryti ženklą ir tada duodam vaizdų. Nes 3 sunku, kad tiek žmonių paims. Kelelis tolimas, kelelis artimas. Truputį apie mano autostopinimo vietą. Čia išsukimas yra greitkelį, o čia yra tas ženklas, kad čia autostrada prasideda. O čia toks yra gražus įvažiavimas, jei kas nori paimti. Tai šitą vietą teoriškai vertinčiau 7. Būtų aukščiau, jeigu nebūtų čia to ženklo, nes dabar čia esu nelegaliai, kaip suprantu. Tai apart to nelegalumo, čia visai gera vieta. Ir dabar vakaras, todėl spėju čia sunkiai žmonėm paimti. Ir nedaug mašinų važiuoja. Daug minusų susideda dabar dėl dienos meto ir dėl šiaip. Oi, ponios ir ponai, turim bėdų. Kur saulė? Tamsoj negalim mes čia tranzuoti. Kas paims žmogų tamsoj tranzuojant? Aš buvau įsitikinęs, kad tikrai gausim tą pavežimą, nes čia vieta labai gera. Šitas greitkelis varo tiesiai į tą miestą, kur man reikia. Galvojau, tikrai 100% paeis. O dabar jau artėja laikrodis 9 ir leidžia saulę. Dar, manau, turiu 20 minučių. Jei nepasiseks, aš nežinau, arba eiti iki miesto ir mokėti 5 eurų, arba ten už tų krūmų, atrodo visai patog pakrist būt. Atvažiuoja mašinas. Mano ukrainiečiai draugeliai ten tolumoje. Tai jie suprato, kad 3 tai čia tikrai be šansų, tai ir išėjo toliau. Aš jas sutikau čia prieš tai, čia tie, kur iš Klaipėdos. Tai supranta, kad 3 iš vis nieks nepaims, tai dabar jau taip, šiaip ar taip nieks nepaims tikrais. Sio hebra per tamsų, jau po 9, o policija pažiūrėjo. Po 9:15 jau per tamsų yra, jau nieks tikrai nepaims. Ir pigiausias hotelis 7 eurų. Tai žinot, ką tai reiškia? Mėgosi McDonald'e arba degalinė vėl, ko nenorėjau daryti. Nagalvojau tose krūmuose dar mėgot, geriau gal viduj kažką. Einu pakalbėti su tais ukrainiečiais draugeliais, paklausti, ką jie darys, nes jie sakė, turi palapinius, viską. Tai pakalbėsiu su jais, gal netyčia priims palapkę, jei ne, tada lėksim į Maką arba į Deganą. Neberadau savo ukrainiečių draugų. Perepepepe, nakvynė. Čia tik iki 3 dirba. Tai galvoju, pasimsiu kokį pigiausią dalyką, kad neprisiknistų ir tiesiog pasisėdėsiu prie Wi-Fi'aus, pabūsiu kažką haha. Tada eisiu degalinę, kaip užsidarys. Ir tada rytoj, manau, pradėsim ko 7 ryto, anksti ryte. Būtų žiauriai fainai, jeigu nuo 7 ryto pradėčiau ir viskas normaliai paeitų ir tada galėčiau būti jau
vietoj vidury dienos. Nu, kai kurie gal klausia, kodėl taip tamsu dabar ir kur aš esu, ką aš darau. Tai papasakosiu istoriją, kas įvyko. Tai aš pasidaviau ant ranzavimo, kai matėt paskutiniam klipe. Ir tada nuėjau į BlaBlaCar, kas yra tas pats, kas BananaCar Lietuvoje. Ir aš pamačiau, važiuoja ten 11 po 11 į miestą, kur man reikia ir kainuoja tik 13 eurų. Tai aš klinkt užsisakiau, užsibukinau, bet tik nepatvirtino iš karto. Bet aš galvoju, ten tikrai patvirtins, ten 10 iš 10 atsiliepimai rašo, niekad neatšaukia važiavimų. Tai galvojau, viskas bus liuks, užsisakiau hostelį iš karto. Nu ir galų gale baigės taip, kad aš prasėdėjau McDonald'e 2 valandas nuo 9 iki 11, ne 2,5 valandas, nes dabar jau pusė 12. Ir tas žmogus vis dar nepatvirtino mano prašymo to, tai žiauru yra, taip sunervino. Tai ačiū Dievui, kad per bookingą galėjau nemokamai pakencelinti savo hostelį. Būčiau hostelį už 2 eurų pasiėmęs ir tą mašinos pavežimą už 13, tai čia būčiau už 3 eurus. O dabar, kadangi nenoriu degalinėj miegot, kaip praeitą kartą miegojau, nes nelabai malonu buvo ir dabar turiu daugiau vertingų daiktų ant savęs, tai varau aš iki hotelio. Ne šiaip hostelio, o hotelio, nes nėra daugiau pasirinkimų ir tas hotelis kainuoja 70 eurų. Bent per bookingą. Bet aš neėmiau per bookingą, einu į vietą, pažiūrėsiu, turėtų vietoje gal turbūt pigiau būti. Bet eina savo, taip gerai būtų buvę, būčiau tai mašinai biški pamiegojęs, nuėjęs iki hotelio, hostelį papigiai pamiegojęs, būčiau arčiau savo tikslo, 1,5 valandos važiavimo. Tu savo dabar minus 7 eurų. Kokia nesąmonė. Tokiais tamsiais takais man dabar reikia eiti. O čia dar mikriukas pastatytas, nežinau, ar matos tamsoj. Nu, visiškai nieko, nei vienos švieselės. Jeigu mane čia pagrobs, tai užmeskit laiką bent ant video, kad bent šiek tiek geriau pasijaučiau. Nebuvo pigiau, tikroviai per bookingą buvo šiam 8, bet aš noriu gryną pinigą išleisti, tai sumokėjau 2 eurus papildomą. Einam pažiūrėti, kas gero kambarį. Dar pirmi impressionai nesuvaidinti. Gerai, tai pirmi impressionai kambario. Įeinam, veidrodis. Vonios kambarys fainas. Kas už šitų durų slypi? Ogi dušas ir tualetas. Gražu žiūrėt, kas čia. Čia babaužiai spintai slepias. O ką turim čia? O, kokia svetainė. Negaliu patikėti, kad 7 eurų ištaškiau. Skauda širdį man labai. O čia va, pažiūrim, kas nemokama. Haribo, šitas tikrai valgysim. Desizonas, vandenuko. Šausim. Čia šitas hotelis yra toks 70-ųjų stiliaus, 80-ųjų Amerikos. Tai ten recepšiniai irgi buvo visokių tokių nuotraukų ir visa kita. Tai jaučiuos turbūt kai amerikonas. Tai jau krentam į lovą. O, kokia patogi. Ir išnaudojam kiekvieną centą šitos vietos. 12 checkoutas, tai aš net išvarysiu tiesiog 12, nes aš tiesiog noriu pasimiegot normaliai gerai. 7 eurų ištaškiau dabar turiu kaip karalius miegot. 7 eurų gal neskamba kaip labai daug už hotelį, bet aš kaip pripratęs mokėti po 15, max 20 eurų, tai man čia labai daug. Nu ką, šiandieną, manau, pabaigėme kaip karaliai. Įsipilam vandenuko. Ir manau, susimatome rytoj. Rytoj, jeigu nepasieksiu savo norimo miesto Katovicės, apsiverksiu. Tai žiūrim, kaip seksis rytoj. Tikiuosi nepamatysit verkiančiaus Pauliaus. Tai į sveikatą ir iki rytojaus. Labas rytas. Trečia kelionės diena. Ar kelintą nebeskaičiuoju. Tai va, dabar 11:30. Galvojau, čia būsiu iki 12, bet tada supratau, kad aš neturiu ką veikti tiek ilgai. Ir aš šiandien labai noriu pasiekti jau savo tikslą. O Google'as rodo 6 valandas važiuoti. Tai kad neužsivėlint, pradėsim va tokiam rajone esu. Tai tada susidedu daikčiukus ir varom į keliukus. Varysiu McDonald'ą pavalgyti pusryčių, nes nieko neturiu ir nėra parduotuvė šalia. Atsisveikinam savo 70 eurų hotelių.
Ir varom. Maišas pilnas vandens, turiu kokius 3 litriukus, 4 užsipylęs. Ir dabar pro rajoną pėdinam. Nu, toks parkelis prie greitkelio. Ir aš čia va naktį, kai jau peršykęs buvau, dainavau savo nesąmoningas dainelės, tai kad drąsiau būtų ten. Ir buvau pasijungęs flashlightą ir ant vieno iš kažkurių staliukų sėdėjo 2 žmonės. Ir aš netyčia juos pašviečiau ir ten dainavau savo nesąmoningas dainas. Pasakiau sorry. Biški išgąsdino jie, bet aš juos, manau, labiau išgąsdinau. Galvoju, kad kažkas psichinis ligonis čia vaikščio. Nu, bet ką padaryti reikėjo, kad biški drąsos būtų padainuoti. Nieko ypatingo. 2 chicken burgeriai, balvytės, peri padažiukas arba tigė. 7 eurai. Parapapapa, McDonald's suko vidurius man. Vos, aš nesuprantu, kas yra, bet ir vakar ir šiandien pirmus kąsnius padarau ir iš karto žiauriai lievai pilvukas jaučias. Tai nesuprantu, ką jie deda į tos cheeseburgerius. O dabar lekiam savo tranzavimo vietą. Dar daugiau mašinų šviesą, tai manau turėtų pasisekti. Nu, va, nauja vietikė. Va čia matas yra ženklas išsukimas į dešinę į Dresden, į tą miestą, kur man reikia. Nu, man nereikia tą miestą, bet pro jį tik pravažiuot. Tai šiaip vieta turėtų būti gera, tik problema, kad čia žiauriai mažai mašinų. Ir nes ten visas srautas tų mašinų iš va tos pusės ateina. Todėl man ten stovėti buvo, kur vakar stovėjau, buvo gera vieta, nes ten, nu, visos mašinos ten, kur važiuoja, kur man reikia. Bet problema ten tik, kad yra už autostrado ženklo, tai ten labai legaliai stovėjau. O dabar čia bent jau galiu nepergyventi dėl policijos ir panašiai. Bet čia tik, kad 3 mažiau mašinų. Nu, bet gal pasiseks dabar diena, gera nuotaika visiems, viskas turėtų liuks galbūt. Atvažiavom miestą pavadinimu Dresden. Čia tas miestas, kuriam norėjau vakar būti, bet esu tik dabar. O dabar jau valandą, žinot, kiek yra? Beveik 3. Iki Lenkijos dar 4,5 valandos važiuoti, nu, iki Katovicės, kur man reikia būti. Nežinau, nemanau, kad pasieksim šiandien tikslą, bet tikiuosi, kad jau kažkur jau Lenkijai būti šiandien. Paimtumėt manęs tokį ženklą. Tokia mano vieta. Šitą vietą nepasakyčiau, kad yra viena iš geresnių. Nu, bet nėra pasirinkimo iš tikrųjų visiškai aplinkui. Ant tokio pravažiavimo gal kažkas sustos čia anksčiau išsukimo. Manau, įmanoma. Nu, pasikankinau šitoj vietikiai. Čia lieva vieta, nepameluosiu. Ir kad iki Lenkijos važiuotų, čia nedaug šansų, nes čia šitas kelias link Berlyno veda, tai visi ten ir važiuoja tikriausiai. Tai aš paėmiau, panaudojau smegeninę ir nusprendžiau, kad pasimsiu autobusą iki Brno, kuris ten apie 3 eurų kainuoja, dar nežinau tiksliai, pasižiūrėsiu kiek. Tai dabar aš galėsiu nuvaryti šitą miestą, kur dabar esu, pasižiūrėti patį miestą, nes jis labai gražus turėtų būti. Ir tada nuvarysiu Brno ir turėsiu laisvo laiko iki tol, kol mano draugai atvažiuos rytoj vakare. Tai viskas turėtų būti čiki-piki. Tai aš tada einu link centro, užsakysiu autobuso bilietą ir tada važiuosim su autobusu ten kažkiek valandikio. Nu, manau visai gerai čia taip, tas 3 eurų negaila čia. O, kaip gražiai atsiveria miestas. O ten ant kampo yra Aldi. Einam nusipirkti maisto šiandienai. Dabar jau, kadangi imsiu tą autobusą, tai reikia jau biudžetiškai maksimum level. Vėliaujam parduotuvėje. Nu, kai sakiau, kad į Brno važiuosiu, dar nėra garantuotai, nes nežinau. Dar žiūriu, ten autobusas, ten biški kainos nesąmonės daro. Rodo vieną kainą, kai paspaudi pirkt, rodo kitą kainą. Nu tai jo, bet pažiūrim, ką nusipirkau. Va, Müller Milk Cookie Dough. Žiauriai skanus. Šitas nėra baltyminis, tai iš viso to skonio belekiek gerai. Tada pasiėmiau tokių sausainių. Bananą vieną, kad vitaminų gaut. Ir tada pasiėmiau 2 bandelės su dešrelė ir 2 picos stiliaus bandelės. Oi, kaip smirda blogai. Nu, bet apart to viskas. Tai 7 eurus išleidau. Sveiki. Ką tik įvyko didelis pinigų išleidimas ir kelionės atnaujinimas. Tai aš pasiėmiau traukinį iki miesto Ostrava pavadinimu. Ir tas traukinys turės persėdimą Prahoj 12 valandų. Tai Prahoj pasiėmiau hostelį. Tai bendrai išleidau 54 eurus ant hostelio ir traukinio. Tai tas truputį liūdna, nu, bet dabar jau saugiai jau viskas iš Ostravos jau nebeįdėsiu, tai dabar liko pinigus išleisti ant transporto viešojo, gal kelis eurus ir tada ant maisto. €3 kem. Išlipau iš tramvajaus, nu ir ką jūs man, pažiūrėkit čia kaip magiškai tam Dresdene. Einu aš
Aš noriu parkelį truputį pabūt, paskaityti knygą, tai nu aš po medžiais pabūsiu pusvalanduką, valandikę ir tą varysim apžiūrėti miestą, nes kiek mačiau, tai čia kosmosas. Vien šitas parkas, pažiūrėkit. Jo. Muzika groja, nuotaikos geras, fontanai, antanai. Pasaka. Biškį atėjau pastatą pažiūrėti viduj, kas gera. Toks parkelis, dar biškį tvarkau čia su draugais. Bet šūstra visai, ne? Nežinau, kas čia per pastatas internete žiūrėjau, rašo tiesiog istorinis monumentas. Tai galvokit, kaip norit. Nu, pasigūglinu, kam čia buvo naudojamas visas šitas reikalas. Tai čia, tipo, senais laikais čia apsaugai šitą naudojo, kad neįsilaužtų čia nieks. O dabar čia tiesiog muziejus yra didelis. Aš nesuprantu, visas miestas, kiek aš pravažiavau su to tramvajum, visas miestas va taip ir atrodo. Tai man įdomu bus pamatyti, paskui pasivaikščiot, turėtų gražiai būti. Atėjau į savo karališkai parką, truputį paskaityti knygutės, va, turiu savo planšetkę. Tai gulim ir skaitam, mėgaujamės oru. Man rodos, aš vitamino D perdozavau, nes aš nebegaliu būti ant saulės, man smegenis sukas. Arba gal karščio smūgis labiau realistiškiau. Nu, pasiruoškit vaizdui, įsikibkit. Kaip gražu. Faina muzika groja. Tie pastatai tokie, nežinau, apšepia tokie tamsus, bet prideda daug kietumo taškų jiems. Iškart tokie senoviniai atrodo. Kaip Kelno bažnyčia ta. Atėjau truputį upę pasižiūrėti, bet prie upės va tokie va stovi pastatai. Čia bažnyčia, man rodos, o čia tiesiog pastatas. O čia nežinau. Aš bandau internetą sužinot, kas čia yra, bet čia tiesiog tokie kažkokie muziejai dauguma. Nežinau, kam jie skirti buvo senoviai. Aš visai toks needukacinis keliautojas, aš nežinau, kas yra, aš tiesiog gražiuosi. Svarbiausia man yra, kad gražiai atrodo, kas ten yra, tai koks skirtumas. O, upekšnis. Upė kaip upė. Ten kažkoks festivalis, žiūrėkit, vyksta. O, tai va, iš kur čia ta muzika groja. Na, aš šį kartą praleisiu. Pažiūrėkit, čia visas grožis. Nežinau, kiek jums matas pasaulio trukdo. Bet labai gražiai čia. Žmonės juda, judri gatvė. Tie pastatai. O, čia toks parkelis, Minecrafto medžių pristatyta. O šitas pastatas vadinasi Renesanso terasa. Arba kitaip vietiniai ją vadina Europos balkonu. Su vaizdu čia va pro upelį. Čia neblogai būtų gyventi. Michelangelo, Rafael, Leonardo. Nu visi vežliukai ninjas užrašyti. O, aš prie Europos balkoną, nufarkinkit. Aš pasakysiu taip, kad Dresdenas yra kaip mažasis Budapeštas, sakyčiau. Žiauriai gražus miestas, taip pasakiškai atrodo. Tai kad jis šiek tiek mažesnis už Budapeštą, bet šiaip labai panašaus stiliaus visokių pastatų ir jausmas toks, kaip pro pasaką vaikštai, taip saugu, faina, nuotaikos geras, viskas liuks. Atėjau prie Frankiaušė kažkaip bažnyčios kažkokios. Pažiūrėkit. Milžinot koks. Šita bažnyčia buvo nubombinta per Antrą pasaulinį karą. Tai ją perstatė 2005 metais. Dabar net neatrodo, kad čia taip neseniai perstatė, atrodo, kad čia iš senų laikų. Tai čia irgi šitą nufotinkit man. Jei ką, įeiti vidų negalim šitos bažnyčios, o kol kas kažkodėl uždaryta. Ten stovi žmonės prie įėjimo, neleidžia. Čia va, centro aikštė kažkokia. Žiauriai kietas miestas, wow. Nesitikėjau. Einam pažiūrėti, ten kažkas groja. Solo ansamblis, man rodos. Kažkoks pasirodymas. Uždaryta, čia tik turtingėjam. Iš tą miestą eini bet kokiom gatvelėm ir prieini tokį pastatą anksčiau ir vėliau. Man šitas pastatas jaučias kaip atvažiuoti į Klaipėdą iš Kretingalės vaikystėje. Visi pastatai tokie dideli, viskas taip nauja, taip įdomu.
Nu, tai va. Klaipėda prieš 15 metų taip atrodė. Švento kryžiaus bažnyčia. Matyt, todėl, nes jie ten turi kryžių ant viršaus. Mano tokie spėjimai. Man iki traukinio dar 2 valandas, tai aš einu dar pasėdėti, bet ten matau jau vietikę. Pavėsiukę dar biškį paskaitysiu. Žiauriai gera knyga, tokia priklausomybė man dabar yra, taip noriu paskaityti. Tai Maros čia mano traukinių stotis yra, neklys. Ne, šiaip ne čia, juokauju. Tai jo, einu prisėsiu, nes aš plius minus visas turistinės vietas apžiūrėjau, ten nebent kitos jau toliai aš nesu pasiruošęs. Taip žiūrėjau, kas aplinkui, o dabar pačilinsiu, graži vieta. Tokia aikštė visokia. Nu, čia va mano vieta. Nu, viso, palieku šitą gražią aikštę. Biškai mažiau nei valanda liko iki traukinio. Tai nu, aš įstoti, vis tiek neturiu ką veikti daugiau. Didinga traukinių stotis. Aš einu pavogti pinigų iš savo kortelės. Viskas taip greitai vyko, nespėjau nufilmuoti, kai autobusai lipau, nes nesupratau biškai. Pažiūrėkit, koks man ras. Tielikas viskas. Atvarėm į Prahą, tai kažkoks pastatas. Kelionės 4. šalis. Boom! Belia kiek jau. Nu gerai, pažiūrėkit, kokiam hostelį šiandien miegu. Toks įėjimas. Čia būtent gyvenam. Bet taip ir yra. O, mano kambarys. O čia mūsų bendras kambarys. O, virtuvėlė. Durų spynos išlūžusios yra, tai žiauriai sunku yra atrakinti visas duris, nes tiesiog neveikia spynos. Bet va toks atūlikas dušas. Ir čia turim kambarį visiems žmonėms. Čia pasisėdėjimo kambarys, kavos aparatas, šaldytuvas. Kambario nefilmuosiu, nes visi miega jau pusė 12. Aš galvoju, aš eisiu dabar miegoti, kad ryt anksti atsikelt ir po Prahą prasivaikščiot. Nes man rytoj traukinys ten pusė 2. Ne pusė 2, pusė 12. Tai susimatom ryte. Saldžių sapnų visiems. Nu viso, paliekam savo hosteliuką. Einam link miesto. Oi, kokia graži diena. Vienas dalykas prieš rimtai pradedant žygį. Norėjau pasakyti, kad tas hostelis buvo vienas iš blogiausių, kokiam esu buvęs gyvenime. Pažiūrėkit, kokie pastatai šviesus. Ten, aš įmesiu gal fotkių ir vidausių, kur padariau ten kelis. Ten taip murzina ir lovos belekai traška. Ir ten žmonės atrodo, kad jau gyveno kokius 2 metus ten įsikūrė. Ir ten vidutinio žmogaus amžius yra tikriausiai koks 40 metų. Man juokinga, kaip kiti žmonės išvaro keliauti, sako, hostelėse va, paslieku hostelį, ten sustinku su žmonėm kokiais, tada geri draugai tampam. Aš nežinau, aš hostelis, kur varau, būna ten dėdės ir benamiai. Tai kažkaip netitaikau aš tų hostelį. Čia gal todėl, nes visą laiką pigiausią patį pasiemu, bet varau dabar iki Prahos pilies. Nu nežinau, ar ten kilsiu tą pilį ar nekilsiu, bet aš atsimenu, kad man mėgstamiausia vieta buvo visos Prahos. Dar į tą miesto aikštę nueisim, viską pažiūrėsim. Dabar dar pusė 8, tai viskas anksta, viskas liuks. Turim keletą valandikių. O, balandžiai maudas. Kokie jokingi. Stovė savo. Opa, ką jūs čia darot? O. Jo, kas čia per bokštas. Graži ta Praha. Einu aš į centro aikštę, esu jau šalia. O senamiestis, na dar nepilnai, bet jau šalia. Opa, priėjom prie vieno iš pagrindinių Prahos statinių. Astronominis laikrodis. O. Ir šiaip visa šita aikštė tokia. O. Ten koks nušūstra čia. Labai keistas, čia praeitą kartą, kai buvau, tai čia buvo perpildyta žmonių. Dabar, kadangi dar 8 dabar, tai matyt nieko nėra. Visas senamiestis mano. Pažiūrėkit žmonės, kaip gražiai atrodo. O.
O čia iš šito laikrodžio kas valandą išeina figūrėlės ir ten šokį padaro. Bet dabar lygiai 8:30, tai nepamatysim šokį D. Šiaip kietas faktas. Ir dar vienas dalykas internete prisižiūrėjau. O čia, kur matot restoraną, jau tai va pasidėję terasos, tai čia nelegalu yra. O, palaukit, kaip čia gražiai. Fainiai. Bet tai va šitos terasos jos yra nelegalios. Ir Prahos miestas ten kažkaip kovoja, bet nekovoja iki galo, kad panaikint visas šitas terasas, nes tipo, jie užėma aikštės dalį, bet nelegaliai visi šitie restoranai. Prisižiūrėjau internete, man ten primokė visokių apgaviščių Prahoj. Ėjau. Pagaliau atėjau. Prie įspūdingiausia tikriausiai, nu ne įspūdingiausia, bet populiariausia Prahos miesto vietos. Čarlzo tiltas. Nežinau, ar taip lietuviškai vadinas, bet angliškai taip vadinas, tai aš lietuviškai irgi taip pavadinsiu. Praeitą kartą, kai buvau Čekijoj, buvau čia vakare naktį, kai tamsu buvo, o dabar galiu pasigrožėti tiltų šviesuvoj. Aš galvoju, ar mes einam iki ten, ar neinam. Laiko gal ir turiu, bet tada visas šlapės ir pavargęs būsiu. Bet manau, reikia eiti. Nu čia tas tiltas. 1600 kažkelintais metais pastatytas, man rodos. Jei nemeluoju. Pilna menininkų visokių palei tiltą išsidėsčiusi. Čia toks vaizdelis. Žiūriai fainiai, kad tiek žalumos dar yra, nors toks didelis miestas, vis tiek aplinkui miškeliai. Išeidinėjam nuo tilto. O, lipu į kalną ir žiūrėkit, kas prieš mane. Laiptai. Aš tiesiog bandau išnaudoti savo turimą laiką, kiek galiu geriau. Ir tai reikalauja labai daug pėdinimo. Bet šitą gražu čia, tai Prahoj, tai nėra taip jau sunku. Lipau. Ir galų gale. Bum. Aš nežinau, ar jūs matos, kažkas nesaulės žiūri šviečia. Ten yra TV bokštas, televizijos bokštas. Ir girdėjau, ką tai gidas praėjo. Sakė, kad vietiniai vadina baisiuoju TV bokštą, nes labai negražus jisai. Man tai normaliai atrodo, ką žinau. Nu šiaip va čia taip atrodo, kur atėjau, bet eisim prie Prahos pilies, kur yra pati didžiausia pilis pasaulyje. Gineso rekordų knygai rašyta yra net. Čia mano draugeliai laukia, stovi. Čia pagrindinis įėjimas yra į šitą pilį. Bet mes neisim pro pagrindinį įėjimą, nes neturim bilieto tokiem dalykam. O, atsimenu, čia kai buvau paskutinį kartą, mano draugas Romaldas šnekėjo telefonu su tėvais labai ilgai. Ir buvo čia tamsu, nebuvo visiškai žmonių. Dabar daugiau žmonių. O, pilies vidury bažnytėnas. Šventosios Merės. Gal ir ne Merės, aš nežinau. Visi fotkinasi, tai ir mane vėl nufotkinkim. Sorry, kad tiek daug rašau, kad nufotkinkim, man tiesiog reikia. Va tokią aikštę pilį turėjo, neblogai jiems čia. Buvim, ta bažnyčia iš šono daug geriau atrodo nei iš priekį. Jo. Belia kiek čia turistų šiaip iš Japonijos, man tai žiauriai patinka. Įdomi kalba skamba, man patinka labai. Va. Nu bombiškai šitą aikštę, sakyčiau. Galėčiau aš čia gyventi, neprieštaraučiau. Kad ir kaip čia gražu yra, čia dar įvairiausių pastatų. Čia visur, kur žiūri, ten gražu. Bet kad ir kaip gražu, jau reikia eiti laukan, reikia eiti link traukinio. Tai pradedu savo pėdinimo kelionę, čia valandikė su sustojimais užtruks. Ir tada sėsim į traukinį, važiuosim į Ostravicą, ar kaip ten. Man rodos, taip ir vadinas, pataikiau lygtais. Opa! Žiūrėkit, koks fontanas čia. O, gerai čia. Truputį vandenuko. Nu bet ką, esu Prahos centre, senamiesty, pagrindinė aikštė. Ir čia užbaigiu šitą savo vlogą. Nežinau, ar įdomus jį buvo, ar neįdomus, nes man asmeniškai atrodo, kad labai neįdomus video buvo. Visą laiką nervinaus, nes aš tiesiog neturiu ką filmuot, kas labai taip įdomiai būtų, kaip ta 100 eurų kelionė ten pradžioj buvo. Dabar važiuosiu su traukiniu į kitą miestą.
į Ostravicą ir tam mieste aš susitiksiu su savo draugais. Tai nuo šiandienos pradėsiu naują vlogų seriją, kai mūsų kelionė pro Balkanus prasidės. Bet gausit palaukti, nes šitas video tikriausiai labai ilgas, tai ilgai montuosiu. Susimatysim tiesiog kitose video ateity. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito.